po to Kėdainių Nevėžis ir Prienai po 7 laimėtos rungtynės. Pirmąjį kamuolį atkovoja Mažeikių komanda, kurios startinis penketas šiandien yra toks. Darius Pakamanis pirmasis numeris, taip pat žaidžia Ignas Razutis 14-asis, rungtyniauja ir 10-asis Simonas Serapinas, 17-asis Raimundas Danys ir 9-asis Giedrius Stanulis. Kalbant apie Lietkabelio komandą, startinis penketas šiandien yra toks, 24-asis numeris Evaldas Žabas, kurio dabar greitas reidas iki galo ir taškai. Taip pat 7-asis Lukas Aukštikalnis, 21-asis Mantas Kazonas, 77-asis Arnas Labuckas ir taip pat 11-asis numeris Juricas Žūža. Kalbant apie bėdas, šiandien abiejose komandose turi vieną bėdą Mažeikių ekipa. Traumuotas yra Tyleris Olanderis, kuris tą traumą gavo praėjusiose rungtynėse su Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Sumuštas raumuo, atrodo, tokia yra Olanderio diagnozė. Kalbant apie Lietkabelį, ši komanda bėdų turi gerokai daugiau. Tai yra, šiandien atvyko vos 7, sakykime taip, krepšininkai, kurie gali žaisti. Tokia kol kas yra Lietkabelio rotacija. Na, Dalmanas su apranga, bet šiandien jis nerungtyniaus kaip ir Dainius Šalenga, kuris neseniai pakilo ir rezultatyviausių visų laikų Lietuvos krepšinio lygos krepšininkų lentelėje. Taigi bėdos yra tokios. Na, Dalmanas dėl nugaros skausmų nežais. O kalbant apie Dainių Šalengą, čiurnos skausmai. Taigi tokios diagnozės. Na, žinoma, norėtųsi, kad Lietkabelis būtų pilnos sudėties atkrintamosiose varžybose, kurios netrukus prasidės. Nors, žinoma, varžovas bus labai grėsmingas, arba Vilniaus Lietuvos Rytas, arba Kauno Žalgiris, ir kaip yra pasakęs Gintaras Kadžiulis, galvoti apie pergalę bendroje serijoje yra nerealu. Teisėjai, šiandien beje Gintaras Vitkauskas vyriausiasis, jam talkina Vilius Mačiulaitis ir Ignas Davainis, rungtynių komisaras Juozas Storpirštis. Ir Evaldas Žabas įžaidėjo pozicijoje, jam beje šiandien sukanka 27 metai, taigi tokios galima sakyti, kad principinės rungtynės gimimo dienos proga ir norėtųsi, žinoma, gerai pasirodyti vienam, ko gero labiausiai atrastų krepšininkų šiame sezone. Čia Darius Pakamanis iš toli ir taiklus metimas. Tik dabar pirmieji Mažeikių komandos taškai šiandien. Na ir šiaip prieš dvikovą kalbėjo Gintaras Kadžiulis, kad labai svarbu apsiginti nuo Darius Pakamanio žaidimo 2-2. Tai yra vienas pagrindinių raktų, galima sakyti, Mažeikių ekipos žaidime. Netaiklus metimas, kova dėl kamuolio ir Arnas Labuckas. Prie kamuolio suskumba pirmasis, jam tenka žaisti ne taip kaip Prienuose, tenka rungtyniauti sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje šiandien. Ir šiaip, Lietkabelio komandoje dažniau toje vietoje, o čia Evaldas Žabas pataiko iš toli. Na, kaip kalbėjo Gintaras Kadžiulis, prieš dvikovą pasveikinta Žabas yra taip, kad tiesiog rankų paspaudimai buvo. Na, o po rungtynių matysime, galbūt Žabas turės pirkti visiems tortą. Taip juokavo Gintaras Kadžiulis, sakydamas, kad pas mus situacija yra atvirkščia. Tai yra tie, kas švenčia gimtadienį, tie patys turi nupirkti ką nors komandos draugams. Tai yra, tarkime, tortą, o čia būtent Žabas dabar su kamuoliu. Labuckas į kraštą, Lukas Aukštikalnis, tolimas metimas netikslus. Ir čia pražanga, išfiksuota Ignas Davainis. Švilpia dabar. Triukšmo lygis šiandien tikrai didelis. Tai yra beje paskutinės Mažeikių rungtynės šiame sezone namie Lietuvos krepšinio lygoje. Taigi suprantama, kad susidomėjimas yra, bet šiaip žiūrint į tribūnas, jos tokios tikrai apytuštės, sakykime taip, žinant tai, kas buvo šiame sezone, tarkime, sezono pradžioje, kai tikrai labai daug žmonių rinkdavosi į Ventos progimnazijos sporto salę. Čia iš toli Žabas, šį kartą netaikliai. Juricas Žūža kovoja su Stanuliu. Kalbėjo Aloyzas Rudys prieš dvikovą, kad bandysime gerai žaisti 2-2, išnaudoti Giedriaus Stanulio greitį. Ir gali būti taip, kad Lietkabelis bandys gintis aikštės gynybą ir prieš ją irgi akcentavome, kaipgi reikėtų ją įveikti. Per treniruotės, nors treniruočių daug nebuvo, čia Raimundas Danys ir dėjimas iš viršaus. Kai pabėga jis, galima tikėtis kažko efektingo. Rezultatas lygus 5-5. Ir čia Lukas Aukštikalnis. Aukštikalnis į baudos aikštelę ir žingsniai užfiksuoti Lukui Aukštikalniui.
Raimundas Danys grąžins kamuolį į žaidimą. Na, kiti du krepšininkai, kurie Lietkabelio gretose šiandien gali rungtyniauti, tai yra Darius Griškėnas ir Gediminas Žolalis. Na, o Dalmanas ir Dainius Šalingas šiandien nepasiruošė, nors yra su sportinė apranga, bet nerungtyniaus, atkovoja kamuolį Arnas Labuckas ir Evaldas Žabas. Labuckas kėsinasi kamuolį perimti Simonas Serapinas, to norėtų dabar jis. Sužaidė geriausias sezono rungtynės šiame sezone būtent Panevėžyje, kai Simonas Serapinas pelnė 23 taškus, pataikė 4 taškus iš 5, visus 4 tolimus metimus, 5 kamuolius atkovoja, tiesa, baigė pasirodymą dėl išnaudoto pražangų limito. 25 naudingumo balai buvo Simono Serapino sąskaitoje, iš toli netaikliai meta Arnas Labuckas. Baigėsi atakai skirtas laikas, kamuolys nelietė lanko. Taigi grąžins kamuolį į žaidimą Simonas Serapinas. 5-5, rezultatas lygus, atkakli dvikova kol kas. Lukas Aukštikalnis sėdasi pailsėti, Darius Griškėnas aikštėje. Darius Griškėnas greičiausiai žais, atrodo, 3 numerio pozicijoje. Arba vis dėlto ne, atrodo, kad Arnas Labuckas galbūt keliauja į 3 numerio vietą, bet dabar tokia mobili aikštės gynyba, kurią naudoja Lietkabelio komanda. Žabas atmeta kamuolį atgal, kalbėjau, klausiau prieš rungtynes Aloyzo Rudžio, ar bandys pasinaudoti tuo ilgesniu savo atsarginių žaidėjų suolu šiandien, ir kalbėjo Aloyzas Rudys, kad, na, tiesą pasakius, mūsų tas atsarginių žaidėjų suolas ne ką ilgesnis. Simonas Serapinas prasižengė pirmąjį kartą. Dainius Šalinga tarsi treneris šiandien, jis duoda patarimų ir Evaldui Žabui. Prie baudų metimų linijos Arnas Labuckas. Taiklus Labucko metimas. 6-5 Lietkabelio komanda pirmauja, kol kas labai nerezultatyva šios rungtynės. Per pirmasias 4,5 minučių vos 11 taškų. Kartu sudėjus dabar 12. 7-5. Ir grąžina kamuolį į žaidimą Raimundas Danys. Kol kas Sidnėjus Andersas nebuvo pasirodęs aikštėje. Jam ko gero teks keisti planus, arba paskutinėse rungtynėse Sidnėjus Anderso nebus, nes buvo jau užsisakęs bilietus balandžio 27 dieną keliauti namo į Jungtines Amerikos valstijas, o balandžio 28 dabar teks žaisti su Kėdainių Nevėžiu. Atkovoja kamuolį Labuckas po nusivylimo atodūsio, kai nepataikė iš toli Mažeikiai. Žabas. Vienas fenomenaliausių pasirodymų šiame sezone buvo Evaldo Žabo su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Žuža meta Jurica Žuža ir labai sudėtingą metimą dabar pataiko. Taigi 5-9. Į baudos aikštelę Raimundas Danys. 4 minutės 36 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir čia keitimas Lietkabelio komandoje. Lukas Aukštikalnis grįžta į aikštę, keičiamas yra Mantas Kazonas. Ir Raimundas Danys pasirengęs grąžinti kamuolį į aikštę. Darius Tarvydas taip pat pasirodė aikštėje, čia iš toli Ignas Razutis. Ir atkovoja kamuolį Lietkabelis. Ir Arnas Labuckas. 4 minutės 20 sekundžių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žabo perdavimas Juricui Žužai, Žužos metimas yra taiklus. Vieną vidurio puolėją turi Lietkabelio komanda, vieną įžaidėją, tai yra Evaldas Žabas, žaidžia pirmuoju numeriu, 5 Jurica Žuža. Žuža negali žaisti visų rungtynių dėl savo amžiaus. O Evaldas Žabas rungtyniauja dažnai ir visas 40 minučių pastaruoju metu. Visai kitokia Lietkabelio komanda yra dabar nei pradėjo sezoną. Na, nuo sezono pradžios būtent Žabas liko. Aukštikalnis, Griškėnas, Kazonas. Tie krepšininkai, kurie šiandien gali žaisti, dar yra ir Dainius Šalinga. Jurica Žuža atvyko įsibėgėjus sezonui, kaip ir Noah Dalmanas. Sandersas 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Tolimas Anderso metimas netaiklus ir 5-11 kol kas. Nekokia Mažeikių pradžia.
Ir šiandien, jeigu pralaimėtų Mažeikiškiai, nebeliktų netgi teorinių šansų likti Lietuvos krepšinio lygoje ir kitais metais. Kalbėjo Gintaras Kadžiulis prieš šią dvikovą, kad jeigu būtų Lietkabelio varžovai, Mažeikių krepšininkai turėjo tą sudėtį anksčiau, manau, kad jie nebūtų buvę paskutiniai. Tokios yra Gintaro Kadžiulio mintis. 5-13. Sustoja ties tais 5 taškais Mažeikių komanda. Lietkabelis ir toliau renka juos. Arvydas, buvęs Lietkabelio krepšininkas, kaip ir Giedrius Staniulis beje. Jie abu yra rungtyniavę Panevėžyje, o čia Raimundas Danys. Šiandien tas krepšininkas, kuris traukia savo komandą į priekį. Jo tolimas metimas yra taiklus, 8-13. Ir Arnas Labuckas. Juris Ažuža bando atsidengti. Fiksuoja pražangą rungtynių teisėjai. Ir Gediminas Žalalis pasirodys aikštėje. Ir keitimas Lietkabelio gretose. Gediminas Žalalis vietoje Jurico Žužos. Ir Žalalis dabar žais vidurio puolėjo pozicijoje. Toks 4-5 numeris yra šis krepšininkas. Na, Lietkabelio ekipoje yra labiau 5 numeris. Irgi taip pat galima paminėti prie Jurico Žužos, bet galbūt labiau pačiam Gediminui Žalaliui būtų 4 numerio pozicija. Čia praranda kamuolį jaunasis Lietkabelio krepšininkas. Perdavimas į baudos aikštelę ir perima kamuolį panevėžiečiai. Čia Sidnėjus Sandersas štai taip skrenda ir nutraukia perdavimą. O čia pirmoji minutės pertraukinė 13. Šių rungtynių rezultatas: Evaldas Žabas grąžins kamuolį į žaidimą. Baudos aikštelėje Darius Griškėnas, metimas netaiklus ir čia blokas išrašytas, bet 2 baudų metimai vis dėlto bus metami. Aloyzas Rudys nepatenkintas. Arvydas Gydra prasižengė pirmąjį kartą. Tai yra 4. Mažeikių komandinė pražanga. Lietkabelis yra nubaustas 3 kartus šiandien. Taigi galbūt ir dėl tos priežasties, kad Mažeikiai pastaruoju metu įsižaidžia. Gintaras Kadžiulis paprašė minutės pertraukėlės ir maža to, manau, kad tai įtakos turi ir tai, kad šiandien 7 versis Gintaras Kadžiulis. 7 krepšininkais versis ir žinoma poilsio jiems reikės, kiek tik įmanoma. Sidnėjus Sandersas. 3 minutės lieka. Darius Darvydas. Prašo kamuolio dabar Raimundas Danys. Jis gerokai, toks labiau jėga mėgsta krepšinį, tiksliau gali žaisti jį nei Gediminas Žalalis. O beje ir Arvydas Gydra šiuo metu žaidžia. Taigi Arvydas Gydra dabar vidurio puolėjo pozicijoje. Vikrus pakankamai yra Arvydas Gydra, taigi jam prieš Gediminą Žalalį rungtyniauti neturėtų būti sunku. Čia tolimas metimas, netaiklus. Na, Juventus komanda bandė spręsti uždavinius taip, kad kai Gediminas Žalalis pasirodydavo aikštėje, į kovą žengdavo Egidijus Dimša, kuris vyresnis nei Vaidas Čeputaitis ir Valdas Damkus. Čia pataiko iš toli Darius Pakamanis, 13-15, Pakamanis užsivedęs. Na, kas, bet jis yra tikras kovotojas, o čia Evaldas Šaulys netrukus žengs į kovą Mažeikių gretose. Žalalis į baudos aikštelę ir Raimundas Danys žaidžia kol kas puikų kėlinį. Prisideda ir prie perimto kamulio. Jo ir Arno Labucko diskusija. Pirmoji pražanga įrašyta Lietkabelio 12 numeriui Dariui Griškėnui. Raimundas Danys tikrai puikios 9 minutės, nepilnos 8,5. Ir jis keičiamas pasirodo aikštėje Evaldas Šaulys. Taigi bandys versti šiek tiek kitaip šiandien Aloyzas Rudys, nes Tylerio Olanderio nėra. Taigi Arvydui Gydrai šiandien teks žaisti vidurio puolėjų. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Pakamanis vienas prieš Žalalį. Į kraštą Šaulys, 3 sekundės lieka. Iš toli ir netaikliai Arvydas Gydra. Sidnėjus Sandersas prie kamuolio pirmas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Sandersas 13-15. Į baudos aikštelę ir Sidnėjus Sandersas iš po krepšio pelno taškus. 15-15. Žinoma, labai sunkus uždavinys lieka Mažeikių komandai per visą sezoną. Per 36 rungtynes Mažeikiai laimėjo 3 kartus.
O dabar reikia laimėti netgi 4 per tas likusias 4 rungtynes. Na, jeigu su Lietkabeliu namie galima, su Prienais ir Nevėžiu svečiuose, kodėlgi ne, tai su Juventus ekipa bus svečiuose labai sunku. Ir kalbėjo Laisvas Rūdys po praėjusių rungtynių su Lietuvos Ryto komanda, kad tikrai bus sudėtinga. Kiaulę, galima sakyti, pakišo Alytaus Dzūkija, kuri pralaimėjo Prienams 75-76 ir Prienai iškovojo 7-ąją pergalę. Arnas Labuckas prie baudų metimų linijos ir nepataiko antrosios baudos, prie to prisideda ir Evaldas Šaulys ir nuo Šaulio kamuolys už aikštės ribų, taigi jį į žaidimą pasirengęs grąžinti Evaldas Žabas. 15-16. Žabo perdavimas prie 3 taškų zonos Labuckui. 1 prieš 1 prieš Darių Tarvydą. Čia Žabas atmeta kamuolį atgal, Aukštikalnis meta ir sužingsniuoja prieš tai Lukas Aukštikalnis. 15-16 ir kamuolį į žaidimą grąžins Darius Tarvydas. Mažeikiai. Na, tie ištikimiausi Mažeikių gerbėjai tikrai labai audringai palaiko savo komandą ir tai tribūna, tas balkonas, galima sakyti, kad yra toks tikrai sausakimšas toje vietoje, kur Mažeikių gerbėjai. Sandersas stringa varžovų gynyboje. Į kraštą Darius Pakamanis, netaiklus metimas ir Evaldas Šaulys. 2 taškai su pražanga. Štai taip, nenusileidus ant žemės, Evaldas Šaulys pelno taškus ir ištiksi pirmojo kėlinio laikas. Nepasant prastos pradžios, Mažeikiai pirmauja 17-16. Ir dar Evaldas Šaulys mes baudos metimą pasibaigus laiku. Evaldas Žabas prasižengė antrąjį kartą ir tai yra bėda. Ir akcentavo Gintaras Kadžiulis prieš šias rungtynes, kad reikia neišsibauduoti, nes krepšininkų tikrai nėra daug. Priekyje Mažeikių komanda sėkmingai sužaidusi antrąją pirmojo kėlinio dalį ir Darius Griškėnas grąžina kamuolį į žaidimą. Evaldas Žabas, taip pat ir Arnas Labuckas, Gediminas Žalalis ir Mantas Kazonas rungtyniauja Lietkabelio komandos penkete. Čia greita ataka, Evaldas Šaulys. Jis žaidžia, taip pat Darius Tarvydas, Arvydas Gidrio, Darius Pakamanis ir Sidnėjus Andersas. Toks yra Mažeikių penketukas. Prie 3 taškų zonos Pakamanis į baudos aikštelę Šauliui ir Šaulys kirto po krepšiu. Rodo Pakamanis, kad lietė kamuolį vienas Lietkabelio atstovų, teisėjai turi kitokią nuomonę. 18-16. Ir grąžina kamuolį į žaidimą Lietkabelis. Evaldas Žabas, Gediminas Žalalis. Arnui Labuckui 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Šią metą iš toli ir pataiko. Dabar Mantas Kazonas. Taigi 18-19. Mantas Kazonas geriausias snaiperis Lietuvos krepšinio lygoje, bent jau žiūrint į snaiperio konkursą šiame sezone, žvaigždžių dienoje. Tarvydas pataiko šiek tiek taip įveikdamas varžovų gynybą, tokia tikrai kibę ir atkaklę. 20-19. Žabo perdavimas Gediminui Žalaliui, prieš tai yra Mantas Kazonas. Arnas Labuckas dar kartą į kraštą. Griškėnas nusistumia Kazonas savo varžovo, šiuo atveju tai yra Sidnėjus Andersas. Ir Darius Pakamanis grąžins kamuolį į žaidimą. 20-19. Sidnėjus Andersas. Mažeikiai, Ventos progimnazijos sporto salėje aidi. Mažeikiškiai pirmauja taškų išlikimo rungtynėse numeris 1. Atmestas kamuolys atgal, čia Darius Tarvydas. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir netaiklus metimas. Dar kartą Tarvydas ir pataiko. Sėkminga Dariaus Tarvydo atkarpa. 22-19. Ir Evaldas Žabas stato užtvarą, dabar jam Arnas Labuckas ir Evaldas Žabas pataiko iš toli. 22-22. Žabas kol kas žaidžia neblogas tikrai rungtynes.
Ir netrukus Giedrius Staniulis pasirodys aikštėje. O kova labai atkakli vyksta baudos aikštelėje tarp Arvydo Gydros ir Gedimino Žavalio. Vienas kitam tampa už marškinėlių ir galų gale viskas baigėsi tuo, kad kamuolys atitenka Lietkabelio komandai. 20-22 po pražangos. Arvydas Gydra prasižengė antrąjį kartą ir vietoje Gydros Giedrius Staniulis aikštėje. 23 jo taškai pelnyti taip pat buvo Panevėžyje pergalingose rungtynėse, kai didžiausia pergalė šiame sezone iškovoja Mažeikiai, didžiausių taškų skirtumų. Bet Giedriui Staniuliui tai nebuvo pačios rezultatyviausios rungtynės Mažeikių komandoje, pačios pirmosios irgi buvo 23 taškai, 9 atkovoti kamuoliai. Su Lietkabeliu trečiosios irgi 23 taškai, 9 atkovoti kamuoliai. Ir Mažeikiai tuomet pergalę pasiekė rezultatu 98-84. Iki tol pralaimėjimai buvo 67-76 ir 66-71. Taigi visos rungtynės atkaklios ir, sakykime taip, netgi Lietkabelis nebuvo laimėjęs didesnių taškų skirtumų nei Mažeikiai laimėjo trečiąją tarpusavio akistatą. Arvydo metimas iš toli netaiklus. Aloyzas Trudys sakė, kad kol kas neskaičiuojame dar visos tos situacijos, kaip ten viskas bus. Tiesiog kiekvienos tos rungtynės, kurios yra, jos yra svarbiausios ir joms ruošiamės, jas akcentuojame, norime iškovoti pergalę. Ir šiandien nori padovanoti gražų žaidimą gerbėjams taip pat. Aloyzas Rudys ir jo kariauna. Juricas Žuža pelno taškus kitoje aikštės pusėje ir po to Giedrius Staniulis baudos aikštelėje, baudos aikštelę dar arčiau krepšio ir pelno taškus Darius Tarvydas. 24-26. Ir Evaldas Žabas. Arnas Labuckas, pražanga prieš jį, kelia ranką į viršų Darius Tarvydas. Jam tai pirmoji asmeninė pražanga. Antroji komandinė Mažeikių ekipai. Ir netrukus Raimundas Danys grįš į kovą. 2 asmeninės pražangos yra jo sąskaitoje. 2 kartus nubaustas ir 13 numeris Arvydas Gydra, kalbant apie Lietkabelio komandą. 21 numeris tai yra Mantas Kazonas, bei 24 Evaldas Žabas yra prasižengę po 2 kartus. Žabas į kraštą, čia Arnas Labuckas, iš toli netaikliai ir Evaldas Šaulys griebia kamuolį. 24-26, 6 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Šaulys prie 3 taškų zonos, čia Giedrius Staniulis bando gintis. Ir Sidnėjus Sandersas atmeta kamuolį atgal, iš toli ir pataiko Raimundas Danys. Šiandien žaidžiantis tikrai puikias rungtynes kol kas. Raimundo Danio sąskaitoje šiandien yra 8 taškai, atrodo taip, jis rezultatyviausias, po 6 surinko Darius Pakamanis ir Darius Tarvydas. Lietkabeliui kol kas 8 taškų šiandien pelnė Juricas Žuža, 10 surinko Evaldas Žabas. 2 rezultatyvūs perdavimai pastarojo sąskaitoje. O Žuža atkovojo 2 kamuolius. Pakamanis meta sudėtingą metimą ir netaiklų. Ima kamuolį po to Evaldas Žabas. Ir netrukus Simonas Serapinas grįš į aikštę, su juo kartu ir Ignas Razutis. Kazonas į baudos aikštelę ir čia pataiko Juricas Žuža ir techninę pražangą gauna. 2 baudų metimai ir kamuolys atiteks Lietkabelio komandai. Techninę pražangą gauna Giedrius Staniulis, 9 numeris. Pirmoji asmeninė pražanga. Taigi Evaldas Žabas prie baudų metimų linijos. 4 gynėjas. Šiandien puikiai žaidžiantis, kol kas 10 taškų, atkovotas kamuolys ir 2 rezultatyvūs perdavimai. 11 Evaldo Žabo taškas. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Darius Griškėnas. Evaldas Žabas atsidengia. 27 nuo šiandien Evaldui Žabui. Juricas Žuža.
Evaldas Žabas dar kartą atgal. Čia Mantas Kazonas iš toli netaikliai ir Evaldas Šaulys atkovoja kamuolį. 27-29. 4:40 tik antrojo kėlinio pabaigos. Staniulis į kraštą, Serapinas. Dar kartą Šaulys. Nepavyksta atsidengti dabar Giedriui Staniuliui. Ir čia Evaldas Šaulys iš labai toli metimas netaiklus. Ir teisėjai rodo, kad kamuolys keliauja už aikštės ribų nuo Mažeikių. Minutės pertraukėlės. Matysime, kaipgi seksis Mažeikiams. Šiandien jie pralaimi 2 taškais, 27-29. Pirmosios minutės pertraukėlės paprašė Luizas Rudys. Likus 4 minutėms ir 20 sekundžių. Čia norėtų, kad būtų pažeista vidurio linijos taisyklė. Žiūrovai ir Ignas Razutis, tai ir rodo dabar teisėjai. Evaldas Žabas nesutinka. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Simonas Serapinas. 27-29, 4:19. Ir Ignas Razutis atsidengia. Perdavimo sulaukia. Stato jam užtvarą Giedrius Staniulis, po to ir Raimundas Dunys. Evaldas Šaulys laisvas iš toli, iš krašto nepataiko. Ir po to jau greitas Lietkabelio komandos atsakymas, kurį stabdo Arnas Labuckas. O Luizas Rudys kalbėjo, kad reikėtų žaisti greitai. Greitą žaidimą, pelnyti kuo daugiau lengvų taškų. Čia po krepšių ir pelno taškus. Evaldas Šaulys tikrai sėkmingai įsijungęs į žaidimą. Ir Mantas Kazonas. 29-29. Rezultatas lygus. Čia Juricas Žuža. 10 sekundžių Lietkabelio atakai. Užspaustas Žuža, 2 varžovų apsuptyje. Čia pražanga. Nepaisant to, kad Raimundas Danys norėtų žingsnių. Pražanga įrašyta Simonui Serapinui, 10 numeriui. Gintaras Vitkauskas rodė, kad stūmė Simonas Serapinas varžovą. Simonas tuo negali patikėti. Bet šį kartą teks ir Evaldas Žabas netrukus grąžins kamuolį į žaidimą. 29-29. 3 minutės 28 sekundės lieka. Ir Žabo perdavimas po krepšių ir čia Mantas Kazonas iš po krepšio pelno taškus. 29-31 plus 2. Kalbant apie Lietkabelio komandą, Mažeikiai pralaimi 2 taškais. Šiose išlikimo rungtynėse, žinoma, jos neabejotinai svarbesnės. Šiandien yra Mažeikių komandai. Lietkabelis tvirtai jau senokai yra 8-oje pozicijoje. Kazonas. Į kraštą, čia Labuckas, į baudos aikštelę ir geras perdavimas Juricui Žužai ir patyręs kroatų milžinas pelno taškus. 29-33. Tarvydas. 2:45 lieka iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Čia Staniulis. Stumiamas į nugarą. Šįkart Giedrius Staniulis. Tai yra Lietkabeliui antroji komandinė pražanga. Prasižengia Juricas Žuža. O pražangų šiandien iš Lietkabelio daug ko gero negalima tikėtis. Tai yra komanda šiandien, kuri verčiasi 7. Ir štai toks sudėtingas metimas netaiklus. Po to pražanga prieš Giedrių Staniulį. Ir tai yra 2 baudų metimai, nes Staniulis norėjo mesti iš karto į krepšį, nenusileidęs ant žemės. Ir Gintaras Vitkauskas iš karto tai rodo. Čia Lukas Aukštikalnis keičia Mantą Kazoną. 2:35. Iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos ir Giedrius Staniulis prie baudų metimų linijos. Poilsio minutės Mantui Kazonui. Staniulis pataiko. Ir nepataiko antrosios baudos Giedrius Staniulis. Čia Ignas Razutis. Pustrečios minutės lieka, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia krašte Darius Tarvydas. Labai sudėtingas metimas per Darių Griškėną. Pabando Ignas Razutis, nepavyksta, 3-2 į kraštą. Čia Lukas Aukštikalnis Evaldui Žabui.
Ir Arnas Labuckas. Po to rodo Gintaras Kadžiulis, kad reikia stabdyti šią ataką. Greitai pulti jau nebepavyks. Ir Gintaras Vitkauskas rodo, kad koja liečia kamuolį vienas krepšininkų. 14 sekundžių. Lietkabeliui 30-33. Mažeikiai pralaimi 3 taškais. Žabas. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko finišo. Prieš paskutinę pirmosios rungtynių pusės minutę. Čia Žabas į kraštą, 3 sekundės lieka. Puikiai žaidžia Danys ir dar vienas sėkmingas epizodas Danio žaidime. Šiandien, sakyčiau, kol kas gal netgi geriausias krepšininkas šiuose rungtynėse. 30-30 švieslentė, minutė 48 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Čia Ignas Razutis. Be jo žaidžia Darius Tarvydas, Giedrius Stanulis, taip pat Simonas Serapinas ir Raimundas Danys. Kalbant apie Lietkabelio penketą, Juricas Žuža, Evaldas Žabas, taip pat Lukas Aukštikalnis, Arnas Labuckas ir Darius Griškenas. Griškenas. Žuža po krepšiu, ten kur buvo baudos aikštelė, sakykime taip, ten kur buvo Arnas Labuckas. Ir tai yra 5. komandinė pražanga, 2 baudų metimai. Pirmoji pražanga Ignui Razučiui, galimybė Arnui Labuckui padidinti Lietkabelio persvarą, kuri kol kas siekia 3 taškus, 33-30. Ir Darius Pakamanis netrukus pasirodys aikštėje, vietoje Dariaus Tarvydo. Minutė 19. Iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir liko Arno Labucko metimas taiklus. Dar kartą Arnas Labuckas. Nepataiko Labuckas, kovo dėl kamuolio ir pats atkovojo kamuolį. Tikrai toks retas atvejis, kai po baudų metimų atkovojo kamuolį tas, kuris tas baudas ir metė. O čia dar kartą pražanga prieš Arną Labucką. Dar 2 baudų metimai. Labai daug emocijų. Ignas Razutis rodo, kad pražangos nebuvo. Čia techninė pražanga. Razučiui... Ne Ignas Razutis baudžiamas techninė pražanga, jam antroji. Asmeninė pražanga, 3 kartus nubaustas Simonas Serapinas. Tai ten būtų techninė pražanga, dabar vienam krepšininkui užfiksuota. Ne, atrodo situacija tokia, kad Simonas Serapinas gauna pražangą, o Ignas Razutis techninę. Taigi 30-36, Arnas Labuckas, jo baudų metimų serija. Juricas Žuža ramina ir Igną Razutį ir Darių Pakamanį. Lukas Aukštikalnis grąžins kamuolį į žaidimą. Jau antroji techninė pražanga šiandien. Mažeikiai užsivedę, Mažeikiams nebėra kur trauktis, jie prispausti prie sienos. Na, Luizas Rudys panašiai kalbėjo ir apie Lietkabelio komandą, tai kad šiandien ta rotacija yra maža, tai spaudimo nejaučia krepšininkai, jie gali rungtyniauti, nes žino, kad vis tiek žais, gali šiek tiek drąsiau žaisti. Ir treneriui taip pat yra lengviau rinktis krepšininkus, kurie gali pasirodyti aikštėje. Nepataiko Arnas Labuckas, 30-37, blokas dabar jam išrašytas. Lietė ko gero kamuolį varžovai, o čia iš toli Raimundas Danys. Ir toliau jis siaučia šiandien. 33-37 lyderis šiuose rungtynėse neabejotinas Mažeikių gretose. Raimundo Danio sąskaitoje 11 taškų atrodo tiek. Po 6 surinko Darius Pakamanis ir Darius Tarvydas. Lietkabeliui 12 pelnė Juricas Žuža, 3 atkovoti kamuoliai. Evaldas Žabas 13 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Ir paskutinioji ataka pirmoje rungtynių pusėje. Pražanga naudojasi Lietkabelis tuo, kad pražangų neturi daug, tai tik 4. komandinė. Ir Gediminas Žalalis pasirodys aikštėje. Žalalio sąskaitoje šiandien pražangų nėra. Juricas Žuža yra nubaustas 1 kartą. Ir šiaip galimybė Žalaliui apsiginti
Nuo varžovų paskutinės atakos metu Darius Tarvydas grąžins kamuolį į žaidimą likus lygiai 7 sekundėms. Arvydas vidurio krašte užspaustas Luko Aukštikalnio ir Darius Tarvydas pabando įveikti Gedimino Žalalio gynybą. Pražanga pastarajam. Darius Tarvydas žemesnis už varžovą, bet gal toks tvirtesnis, sakykime taip, ir pavyko jam prasprūsti ir vikiresnis galbūt netgi nei Gediminas Žalalis, nepaisant to, kad Žalalis tikrai yra greitas krepšininkas. Greitas priekinės linijos žaidėjas, o čia Mindaugas Motuzas pasirodo aikštėje likusioms 2 sekundėms ir 30. Ir tai iš karto sukėlė aplodismentus Ventos progimnazijos sporto salėje. Darius Tarvydas pataiko baudos metimą. Ir dar kartą Darius Tarvydas. Jo metimas nėra taiklus, atkovoja kamuolį Arnas Labuckas ir tai yra viskas. Taigi 34-39, toks rezultatas 3 kol kas. Ir taip pat naudingumo balai 45-33, kol kas tokia statistika. Lietkabelis yra surinkęs naudingumo balų daugiau. Rezultatyviausiai kol kas svečių gretose rungtyniauja 13 taškų pelnęs Evaldas Žabas, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 16 naudingumo balų. Ir tiek pat naudingumo balų yra surinkęs 12 taškų pelnęs 3 kamuolius atkovojęs Jurico Žuža. Jis beje pataikė ir 6 dvitaškius iš 6. Žabas irgi meta kol kas tikrai neblogai, 3 dvitaškius metė, visus sumetė ir taip pat 2 tolimi metimų iš 4 pasiekė tikslą. Kalbant apie Mažeikių komandą, 11 taškų Raimundas Danys surinko, 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 14 naudingumo balų yra Raimundo Danio sąskaitoje. Taigi kol kas tokie skaičiai, tokie rezultatai, kalbant apie penketukus, kurie yra aikštėje. Mažeikių komanda 9 numeris Giedrius Staniulis, taip pat 17 Raimundas Danys, 12 Darius Tarvydas, 1 Darius Pakamanis ir 16 Sidnėjus Sandersas. Kalbant apie Lietkabelio komandą, šiuo metu žaidžia 11 Juricas Žuža, 12 Darius Miškėnas, 77 Arnas Labuckas, taip pat rungtyniauja ir 7 Lukas Aukštikalnis bei 24 Evaldas Žabas. Kalbant apie teisėjus, šiandien Gintaras Vitkauskas, vyriausiasis Vilius Mačiulaitis, Ignas Davainis talkina Gintarui Vitkauskui, rungtynių komisaras yra Juozas Storpirštis. Antroji pražanga, komandinė, antroji asmeninė įrašyta Mažeikių komandos krepšininkui. Ir tai yra Sidnėjus Sandersas, atrodo jis, jam pražanga dabar. Sidnėjus Sandersui pražanga, o Lukas Aukštikalnis nepataiko pirmosios baudos. Antroji taip pat netiksli. (40-37). Darius Pakamanis į baudos aikštelę, meta Pakamanis, nepataiko ir Juricas Žuža po to ima kamuolį. Ir tolimas šūvis pataiko iš toli šiandien puikias rungtynes. Žaidžiantis Evaldas Žabas, kuriam šiandien sukanka 27. Ir tikrai tempia savo komandą į priekį. Perdavimas į kraštą. Čia tolimas metimas netikslus ir atkovoja kamuolį šįkart Darius Pakamanis. Ir Darius Tarvydas pataiko iš toli, 40-43. Lukas Aukštikalnis. Perdavimas prie 3 taškų zonos, čia baudos aikštelėje, po to jau Arnas Labuckas, jo perdavimas per nugarą. Ir lengvas grobis Mažeikiams, Sidnėjus Sandersas iš po krepšio. Ir tai yra viskas, ką norėjo stebėti po pertraukos. Almanas negali rungtyniauti dėl traumos ir taip pat šiandien negali žaisti Dainius Šalinga. Nugaros traumą yra patyręs Almanas, Dainius Šalinga čiurnos traumą.
Kalbant apie Mažeikių komandą, šiandien 11 krepšininkų registruota ir visi išskyrus Roko Rakėjevą pasirodė aikštėje. Tiesa, Mindaugas Motuzas vos 3 sekundės rungtyniavo antrojo kėlinio pabaigoje. Sandersas po krepšiu, labai gražus perdavimas ir čia 2 taškai su pražanga. Darius Tarvydas juos pelno. Ir iš karto teigiamų emocijų pliūpsnis Mažeikiuose. 44-45. Juricas Žulža prasižengė antrąjį kartą. 3 pražangas, beje, turi 21-asis Lietkabelio numeris, tai yra Mantas Kazonas. Kalbant apie Mažeikių ekipą, 3 pražangas Simono Serapino sąskaitoje. Ir Darius Tarvydas mes baudas. 44-45. Tarvydo pirmoji bauda yra tiksli. 45-45. Rezultatas lygus. Evaldas Žabas su kamuoliu. Darius Krištėnas į priekį. Čia Lukas Aukštikalnis. Perėmė kamuolį dabar Sidnėjus Sandersas ir pražanga prieš jį. Prieš Sidnėjus Sandersą neklystu šįkart Lukas Aukštikalnis. Ir tai toks dar vienas teigiamų emocijų pliūpsnis. Tikrai triukšmo lygis šiandien nemažas Ventos progimnazijos sporto salėje. Sandersas. Dariui Tarvydui stato užtvarą Giedrius Staniulis ir meta bei taikliai tai daro Darius Pakamanis. 47-45. Pirmauja 2 taškais. Mažeikiai šį kėlinį laimėdami 10, ne, jau netgi 13-6. Taigi kol kas puikus šis kėlinukas. 47-45. Darius Griškėnas grąžins kamuolį į žaidimą. 6-14 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Evaldas Žabas. Kraštą. Čia Mantas Kazonas iš toli pataikyti žinoma gali, bet jo šūvis šįkart skrieja pro šalį. Taigi Mažeikiai ir toliau turi 2 taškų pranašumą. Sandersas prieš Evaldą Žabą, tai tokie tvirti, greiti, techniški įžaidėjai. Prieš Žabą pražanga, ne, žingsniai. Žingsniai Evaldui Žabui, Sidnėjus Sandersas patenkintas. Pavyko jam apsiginti prieš varžovą. Čia Darius Pakamanis grąžins kamuolį į žaidimą, prašo daugiau triukšmo. Darius Pakamanis, na jam suprantama, šios rungtynės yra žinoma svarbios, kaip ir visai komandai, bet jam yra apskritai Mažeikių krepšinio likimas, netgi sakyčiau, dar svarbesnis nei daugeliui kitų Mažeikių krepšininkų, nes Darius Pakamanis yra mažeikiškis, būtent kilęs iš Mažeikių, čia rungtyniavo ir anksčiau, po to persikėlė į Šiaulius. Į Vilniaus Lietuvos Rytą buvo ir užsienis, buvo Utenos Juventus. O čia netaiklus metimas, Evaldas Žabas prameta. Ir vėl Evaldas Žabas su kamuoliu. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. O Žabas Dariui Griškėnui netaikliai ir atkovoja kamuolį Mažeikiai. 47-45. Sandersas. Dariui Tarvydui šis iki galo taškai iš po krepšio. Tikrai labai nesėkmingas trečiasis kėlinys Lietkabeliui. Buvo 34-39 po 2 kėlinukų. Dabar 15 taškų pelnė Mažeikiai. Lietkabelis atsakė tais pačiais 6. Taigi 15-6. Ir čia Sidnėjus Sandersas vagia kamuolį iš varžovų ir iš po krepšio taškai. Gintaras Kadžiulis žiūri į savo atsarginių žaidėjų suolą, kuris šiandien labai trumpas ir Gediminą Žalalį į kovą mes. Gintaras Kadžiulis. Griškėnas krinta be pražangų, dar viena klaida, kurių tikrai buvo labai daug per pirmąją rungtynių pusę. Čia toks metimas iš po krepšio, Darius Tarvydas ir atrodo, kad tai gali būti šių rungtynių lūžis. 53-45. Na, žinoma, anksti dar kalbėti apie dvikovos baigtį, dar 14 minučių iki jos pabaigos. 4 ir 8 sekundės lieka trečiajame kėlinyje ir visas ketvirtasis. Raimundas Danys krinta. Ir jam pražanga, tai yra trečioji asmeninė. Antroji komandinė atrodo taip. Ir keitimas Lietkabelio komandoje. Vietoje Juricos Žužos
Pasirodo aikštėje Gediminas Žalalis. Jis žais kartu. Dabar su Arnu Labucku. Ir Dariumi Griškėnu. Ir Mantas Kazonas irgi beje. Kone 3 krepšininkai šiuo metu aikštėje, kurie šiaip galima sakyti, kad dažniausiai žaidžia bene 3 numerio pozicijose. Tai yra lengvieji krašto puolėjai. Iš toli Žabas ir pataiko Evaldas Žabas. Na, jis yra lyderis, žinoma, Lietkabelio komandoje. Jis bando tempti ekipą į priekį. 53-48. 3:50 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Andersas į kraštą. Į baudos aikštelę. Mažeikių gerbėjai nenusisuka nuo savosios komandos, nepaisant to, kad ji gali tiesiog baigti šį sezoną paskutinėje vietoje Lietuvos krepšinio lygoje, bet skanduotės yra, kad Mažeikiai yra geriausi. Ir tai tikrai yra labai gražu. O čia keitimas Mažeikių gretose. Arvydas Gydra pasirodo aikštėje vietoje Giedriaus Staniulio. Ir Sidnėjus Andersas likus 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos grąžina kamuolį į žaidimą. Sandersas 5 sekundės lieka. Tarvydas prieš Griškėną. Tarvydui reikia atakuoti. Meta Tarvydas ir pataiko. Na ir sėkmė, žinoma, irgi galima sakyti, kad yra šiandien Mažeikių komandos pusėje trečiajame kėlinyje. Šiandien beje matau, Aloyzas Rudys verčiasi be savo asistento Vidmanto Berčio ir Giedrius Petrulevičius. Tarsi asistentas, direktorius Mažeikių komandos, Mažeikių klubo direktorius. Ir Ignas Razudis keičia Sidnėjų Sandersą. Ir prie baudų metimų linijos Arnas Labuckas. Ir iš karto galima suprasti, kad baudos metimas bus netikslus. Buvo netikslus, nes džiaugiasi tuo čia susirinkę gerbėjai. Arnas Labuckas. 55-49. Prie 3 taškų zonos Darius Pakamanis. Ignas Razutis stato jam užtvarą Arvydas Gydra. Čia į kraštą Šaulys nesiryžta atakuoti. 10 sekundžių lieka Mažeikiams. Pakamanis 7 ir iš toli meta ir netaikliai tai daro šį kartą Arvydas Gydra. Po to atkovotas kamuolys ir 5 komandinė pražanga įrašyta Mažeikiams. Darius Tarvydas neteisus ir iš karto Aloyzas Rudys rėkia kam. Na, suprantama. Pražanga, kuri visiškai nereikalinga, bet šį kartą taip, buvo įrašyta pražanga Dariui Pakamaniui. Pakamanis neprasižengė šiame epizode, nes apskritai jo nėra šiuo metu aikštėje. Po to pataisyta į Darių Tarvydą. Prie baudų metimų linijos Mantas Kazonas. 2 kartus šiame ketvirtyje yra prasižengę Lietkabelio atstovai. Pataiko Mantas Kazonas. 55-50. Ir dar vienas metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį Darius Tarvydas. Ir labai ilgai nepersivaro į varžovo aikštės pusę Ignas Razutis. Jo ragai pakelti į viršų. Bandys įveikti aikštės gynybą. 3-2 ir labai lengvai atrodė, kad įveiks Mažeikiai, bet Arvydas Gydra nepataiko iš po krepšio. Toks netipinis aukštaūgis, kaip ir kalbėjo prieš rungtynes Gintaras Kadžiulis, daugiau mėgsta žaisti toliau nuo krepšio. Ir dabar nepataikė iš po jo. 55-50, šio kėlinio rezultatas 21-10. 11 taškų skirtumą laimi Mažeikiai šį kėlinį, tikrai puikus ketvirtis. Ir Evaldas Žabas grąžins kamuolį į žaidimą. 2:18 lieka. Evaldas Žabo perdamas po krepšiu, nepataiko. Čia Darius Griškėnas, Žabas grąžina kamuolį atgal. 8 sekundės lieka Lietkabeliui. Į baudos aikštelę Žabas ir pavyksta jam pelnyti taškus. Trečiajame kėlinyje būtent jis bando tempti savo komandą į priekį. 21 taškas Žabo sąskaitoje. Ir Evaldas pelnė 8 per trečiąjį kėlinį. 12 surinkęs Jūricas Žūža, 10 Arnas Labuckas, 14 atkovotų kamuolių. Jau Labucko sąskaitoje dvigubas dublis, 4 rezultatyvūs perdavimai.
Darius Tarvydas Mažeikiams pelnė 19 taškų, 2 atkovoti kamuoliai. Čia minutės pertraukėlė. Arnas Labuckas, Gediminas Žulalis ir taip pat Mantas Kazonas. Čia prie 3 taškų zonos Tarvydas. Į kraštą Serapinas atakuoja iš toli ir taiklus Simono Serapino metimas. 58-52. Na, šiandien beje Simonas Serapinas pradėjo rungtynės startinėme penkete. Taip gal galima sakyti, kad nelabai prastai. Bet iki tol buvo be taškų. O Darius Tarvydas, kuris dažniausiai žaidžia nuo rungtynių pradžios, šiandien nuo suolo kilęs pelnė 19. Dar vienas atkovotas kamuolys įrašytas Mažeikiams. Po krepšiu Ignas Razutis, atgal čia Darius Tarvydas. Simonas Serapinas į kraštą. Iš toli meta ir netaikliai tai daro Simonas Serapinas, po to Evaldas Šaulys. Kodėlgi neatakavus, netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Darius Griškenas. Dabar jie kartu, Griškenas su Mantu Kazonu dėl kamuolio kovoja. 58-52, 24-13. Šio kėlinio rezultatas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Griškenas į baudos aikštelę ir netaiklus metimas. Atkavoja kamuolį Arnas Labuckas, pražanga prieš jį. Darius Tarvydas prasižengė trečiąjį kartą. Taigi prie baudų metimų linijos stoja Arnas Labuckas. Nepataiko baudos metimų Arnas Labuckas. Bet taip atrodo, kad žadėjo nestoti Lietkabelio krepšininkų kovoti dėl kamuolio. Taip atrodo, po to galbūt ir pats Arnas sako, kad stokit. Šiandien tikrai daug tenka rungtyniauti Arnui Labuckui. Kol kas jis Evaldas Žabas be keitimų. Atrodo netgi taip, žaidė visas minutės. 58-53 Serapinas. Ignas Razutis. Na, jeigu būtų žinoma nelaimėję Prienai prieš Dzūkiją, būtų dar įdomiau, intriga būtų dar didesnė. O čia Arnas Labuckas neteisus, jam tai yra antroji asmeninė pražanga. Prie baudų metimų linijos Ignas Razutis. O čia Giricas Žuža keičia Gediminą Žalalį. Ir keitimas ir Mažeikių gretose. Mindaugas Motuzas pasirodo aikštėje vietoje Dariaus Tarvydo. Motuzui šiandien pasirodymo suteikė Luisas Rudys. Ir pataiko Ignas Razutis. Ir dar viena Igno Razučio bauda. 59-53. Pataiko Ignas Razutis. 60-53. Evaldas Žabas. Paskutinioji ataka trečiajame ketvirtyje, plius 7, kalbant apie Mažeikius. Žabas. Ir čia prieš Arvydą Gydrą, Evaldas Žabas, 3 sekundės lieka, Giricas Žuža meta taiklę ranką. Turi šis aukštaūgis, metimas netaiklus, taigi 60. Mantas Kazonas. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Evaldui Žabui. Taigi Kazonas, Žabas, taip pat Griškenas. Žuža bei 77 numeris Arnas Labuckas šiuo metu rungtyniauja. Žuža baudos aikštelės prieigose, čia perdavimas Žabui, Žabas skraido ir atmeta kamuolį atgal, Griškenas iš toli. Nepataiko Darius Griškenas, taigi 60-53 lieka, po to Giricas Žuža priverčia prasižengti Arvydą Gydrą. Arvydas Gydra prasižengė trečiąjį kartą. Ir stos prie baudų metimų linijos Giricas Žuža. 60-53. Žužos metimas yra taiklus. 60-54.
po Juricos Žužos baudų, +5, kalbant apie Mažeikius, -5, žiūrint iš Lietkabelio perspektyvų, čia iš toli nieko nelaukęs meta, nepataiko Arvydas Gidra ir atkovoja kamuolį Lietkabelis, kuris pralaimi 5 taškų skirtumų. Evaldas Žabas prieš Igną Razutį. Perdavimas Juricui Žužai, vėl su kamuoliu Evaldas Žabas. Prie 3 taškų zonos Arnas Labuckas meta, nepataiko Juricas Žuža. Ir baudos aikštelėje dar kartą sklando Evaldas Žabas, šiandien žaidžiantis tikrai dar kartą pasikartosime puikias rungtynes. Ne veltui šiandien jo gimimo diena, 23 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Arnas Labuckas 11 taškų, 16 atkovotų kamuolių ir Arnas pretenduoja jau dabar į rekordą šiame sezone pagal atkovotus kamuolius. Iš karto žiūriu, koks rekordas šiame sezone atkovotų kamuolių yra. O jis yra būtent 16 atkovotų kamuolių. Miralemas Galidovičius, Dzūkijos buvęs žaidėjas prieš Prienus, atkovojo tiek ir Artūras Jomantas Šiaulių ir Dzūkijos rungtynėse. Dar vienas tritaškis. Simonas Serapinas pataiko. Darius Tarvydas 19 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, Raimundas Danys 11 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai šiandien. Pražanga prieš Juricą Žužą ir Žuža nepatenkintas Raimundo Danio gynyba. Įpykęs dabar šis pietietis. Žinoma, kraujas karštas. Kroatiškas 63-57. Arvydas Gidra prasižengė ketvirtąjį kartą ir yra keičiamas Giedrius Staniulis aikštėje. Ir Evaldas Žabas netrukus grąžins kamuolį į žaidimą. 6 taškais pirmauja Mažeikių komanda. Žuža. Atgal čia Evaldas Žabas į baudos aikštelę prie 3 taškų zonos iš toli ir taikliai. Pataiko Mantas Kazonas. 63-60. Serapinas. Atgal čia Ignas Razutis. Į baudos aikštelę perima kamuolį Lietkabelis. Ir dabar jau 3 taškų persvarą turintis Mažeikiškiai atsidūrė tokioje nelabai pavydėtino situacijoje. Viskas, žinoma, yra jų rankose, bet Lietkabelis bando perimti iniciatyvą. Vos 3 taškai skiria komandas, čia pusė, ne, pražanga puolant. Juricas Žuža neteisus ir Juricai tai yra trečioji esmininė pražanga. 4 kartus nubaustas yra Evaldas Žabas. Nusistūmė savo varžovo Juricas Žuža. Ir Ignas Razutis grąžins kamuolį į žaidimą. Razutis, Pakamanis, taip pat Serapinas, Danys ir Staniulis šiuo metu žaidžia Mažeikių komandos penkete. Razutis į kraštą. Pakamanis vėl Ignui Razučiui į baudos aikštelę, atmestas kamuolys prie 3 taškų zonos ir taikliai atakuoja Raimundas Danys. 14 taškų Raimundo Danio sąskaitoje šiandien. 66-60. Ir nepataiko Arnas Labuckas, ima kamuolį Mažeikiai. Po pertraukėlę kol kas yra išnaudoję abiejų komandų treneriai antroje rungtynių pusėje. Taigi dar turi po 2, o čia iš toli ir netaikliai Ignas Razutis galėjo būti jau +9. O Arnas Labuckas atrodo taip jau sunkokai kvapą gaudo. Be keitimų šiandien, kaip ir Evaldas Žabas. Pražanga prie Žabą. Sunku, žinoma, jį sustabdyti. Ignas Razutis prasižengia 3 kartą. Ir dabar jau Arnas Labuckas yra keičiamas. Vietoje jo Darius Griškėnas. Dabar atrodo, kad Labuckas rungtyniavo iki tol, kol galėjo šiandien žaisti, žiūrint į jo jėgas. Pirmąjį kartą keičiamas yra Arnas Labuckas. Evaldas Žabas ir toliau žaidžia be keitimų. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Žužos metimas skrieja pro šalį. Ir Ignas Razutis rodo derinį savo komandos draugams. 66-60. Razutis.
Danys, 10 sekundžių lieka dabar jau Mažeikių komandos atsakymui. 8 ir Darius Pakamanis prie 3 taškų zonos stato užtvarą Giedrius Staniulis. Atgal prie 3 taškų zonos ir iš toli nepataiko Darius Pakamanis, taigi lieka +6 Mažeikiams. Šiuose išlikimo rungtynėse numeris 1. 6 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Žuža. 10 sekundžių Lietkabeliui. Ilgos dabar atakos tiek vienos, tiek kitos komandos. Griškėnas, išmuštas kamuolys be pražangų, nuo Igno Razučio kamuolys prie už aikštės ribų. Ir Sidnėjus Sandersas keičia Igno Razutį. Ir toliau Ilcis Ernas Labuckas. Gediminas Žalalis taip pat, šiuo metu ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir Evaldas Žabas grąžins kamuolį į žaidimą. Lieka 3 sekundės Lietkabelio komandos atakai. Mantas Kazonas krašte, užspaustas ir viskas. Tai yra viskas, nesuspėja išmesti kamuolio Mantas Kazonas. Puikiai dabar buvo Dariaus Pakamanio gynyba. Bravo šiam žaidėjui, 66-60. Ir Sandersas grąžina kamuolį į žaidimą Raimundui Daniui, Danys atgal Sidnėjui Sandersui. Šiandien vienintelis iš 2 amerikiečių Mažeikių gretose rungtyniauja, Tyleris Olanderis nežaidžia. Pakamanis. 10 sekundžių lieka. Pakamanis į kraštą Sandersui. 7, dabar jau reikia bandyti ieškoti atakos tęsinio Mažeikiams. Darius Pakamanis pats iki galo ir didina atotrūkį iki 8 taškų. 68-60. 5 minutės 10 lieka. Žabas į baudos aikštelę, Žuža ir pataiko Juricas Žuža. Rezultatyvus perdamas Evaldui Žabui. Ir tai yra 5 jo. Šiandien 23 taškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Ernas Labuckas pakartojo atkovotų kamuolių rekordą šiame sezone. 16, 11 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai. Ir Ernas Labuckas netrukus grįš į kovą. Čia į kraštą, į baudos aikštelę ir Darius Pakamanis dar kartą pelno taškus. 70-62, Pakamanis bando tempti savo komandą į priekį. 15 taškų šiandien Pakamanio sąskaitoje. Vienas labiausiai patyrusių Mažeikių krepšininkų. Čia taškai nebus įskaityti, pražanga buvo anksčiau. 3 komandinė Lietkabeliui. 16 numeris Mažeikiams. Pražanga, žinoma, 4 komandinė Mažeikiams. Ir 3 asmeninė Sidnėjui Sandersui. Ir Evaldas Žabas grąžins kamuolį į žaidimą. Žalalis. 10 sekundžių lieka atakai. Žalalis baudos aikštelėje. Čia Arnas Labuckas ir žingsniai. Sužingsniuoja Lietkabelio komanda. Likus 6 sekundėms. Čia prašo techninės dabar Aloisas Rudys Arnui Labuckui. Šiandien porą techninių buvo pirmoje rungtynių pusėje Mažeikiams. 70-62. Mažeikiai tikslą vieną iš tų 4 likusių galbūt gali šiandien įgyvendinti. Kol kas +8. Sandersas atmeta kamuolį atgal. Serapinas iš toli netaikliai ir atkovoja kamuolį Lukas Aukštikalnis. Lygiai 4 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Į baudos aikštelę iš po krepšio pelno taškus Evaldas Žabas. 70-64. Ir Sidnėjus Sandersas. Ir toliau aikštės gynybą naudoja Lietkabelis. Prie 3 taškų zonos Sandersas stato užtvarą Staniulis. Pražangą fiksuoja Ignas Dalainis. 24 tikrovinis. Ne, 24 numeris Evaldas Žabas prasižengė 5 kartą. Jo pasirodymo šiandien baigtas. Jis neabejotinas Lietkabelio lyderis ir minutės pertraukėlė.